Kaip atlikti sudėtingesnius veiksmus Excelio programoje? Excelio programa gali atlikti ir sudėtingesnius matematinius veiksmus. Pavyzdžiui, išspręskime uždavinį a kart b plus d minus c, kur a 5, b 7, c 35, d 3. Langelėje, kuriame norime gauti atsakymą, spaudžiame vieną kartą kairiojo pelės mygtuku, tada klaviatūrą surinkam lygų simbolį. Tada vieną kartą kairiojo pelės mygtuku spaudžiame ant a skaičiaus, tai yra 5 langelį, kuris saugo reikšmę 5, klaviatūrą spaudžiame žvaigždutės ženklą pagal sąlygą daugybą, tada paspaudžiam kairiojo pelės mygtuku ant langelio, kuris saugo b reikšmę, tai yra 7, tada spaudžiam plus ženklą nuo klaviatūros, kadangi reikia sudėti, paspaudžiam ant langelio vieną kartą kairiojo pelės mygtuku to, kuris saugo reikšmę 3, d reikšmę 3, tada klaviatūroje surenkam minus ženklą, kadangi mums reikia atimti, ir paspaudžiam vieną kartą kairiojo pelės mygtuku ant langelio, kuris saugo c reikšmę 35, vieną kartą kairiojo pelės mygtuku. Paspaudžiam ant 5 ir atsakymą gauti spaudžiame Enter.